Sveiki, mano vardas Virginija. Sveiki, aš Svajūnas. Esame iš mėgėjiško kino studijos Febas ir pristatome laidą jaunimui. Ir apie jaunimą. Baterija. Vieni dirba, o kiti poilsiauja. Bet kągi veikia mūsų bendraamžiai? Štai ką mes ir norime jums parodyti. Mūsų kūrybinė grupė pristato. Sveiki, aš Viktorija. O aš Indrė. Pristatome muzikinį blokelį Sopranai muzikos kronika. Ir šiandien kalbinsime uostamiesčio grupę Smile. Gerai, pirmas klausimas grupiai Smile. Ar tarp jūsų yra sopranų? Sopranų turim vieną. O kaip jums atrodo? Jeigu iš muzikinės pusės žiūrint, tai būčiau sopranas aš. Bet jeigu ne, tai tada... Vienu žodžiu serialą nežiūrėjau. Kas buvo iniciatorius kuriant grupę? Tai tada būtų mano sesuo, kurias čia dabar nėra. Agnė ir Viktoras. Jie dviese įkūrė. O ta prasme, jūs kaip anksčiau buvote jau pažįstami, ar tik susikūrus grupiai? Mes buvom šiaip anksčiau pažįstami, mes į vieną mokyklą einam. Taigi. Nebuvo jokios grupės atrankos, ta prasme, kad tai buvo automatiškai. Viktoras pradėjo su Agne groti ir prieš 4 metus kažkur, ne? Taip, kažkur. O tarkim, jūs kažką mokėtės mokykloje ar muzikos, ar šiaip? Mūsų mokykla yra profiliuota, ir yra muzikos pakraipa. Ir automatiškai mes jau tenais mokomės muzikos. Ar turite muzikos ar aplamai gyvenime idealų kažkokių? Turi. Kad kažkaip idealų nelabai, tik paprasčiausiai turim mėgstamą muziką, kurią klausom ir tiek. Būtent. Nu tai manyčiau pritarčiau irgi. Panašiai. Ar turite talismanų kažkokių tik ir kažkokių tik jums būdingų savybių kuriant muziką? Šiaip muziką kuria tik pas mus Agnė. Agnė atkuria muziką, jo, be talismanų jinai vaikšto iš tikrųjų. Su talismanu, neturi talismaną, tokį mažą driežiuką ausį. Ai, teisingai, driežiukas, driežas jas yra talismanas. O prieš koncertus arba koncertų metu kažką darot prieš, prasme? Darom. Sudedam rankas ir skaičiuojam iki 5 ir kaip krepšininkai. Surėkiam savo pavadinimą ir tada bėgam į sceną. Ir tai padeda? Jo, taip kažkaip tai. Užveda šiek tiek. Tarkim, reikėtų pasirinkti mokslas, draugai ar muzika. Kas pirmoje vietoje? Draugai ir paskui, bent jau man, būtų draugai pirmoje vietoje, paskui tai muzika, o paskui tik tai mokslas. Muzika, draugai ir mokslas. Man irgi muzika, draugai ir mokslas. Gerai. Ar klausotės patys laisvalaikio savo muzikos? Ar tai tik klausytojams, gerbėjams? Aš asmeniškai klausausi. Klausausi, bet kada, žinot, kai būna, kai dabar yra šviežias albumas, malonu klausytis, o kada jau koncertuoja ir kada ta medžiaga yra, tau galvoju, tai net nebenori girdėti, nes tu žinai, kad vakarė vėl važiuosi koncertą ir kad tau tą pačią dainą reikės vėl dainuoti. Tarsi, kad įgrįsta jau, nesakykit vis tiek, kada. Bet vis tiek po ilgą laiko tarpą. Po ilgą laiko, jo, faina, netgi. Grupėje yra 5 nariai. Pakankamai daug nuomonių ir be abejo iškyla problemų. Kaip jas sprendžiate? Stengiamės be abejo ieškoti kompromisų. Ai, nemeluok. Susimušam, čia apsispardam truputį. Greit susitaikom. Ne, iš tikrųjų tai nebuvo tokių kažkokių labai didelių kivirčių tarp mūsų. Čia mūsų nuomonės pakankamai dažnai sutampa. Tiesiog iš tikrųjų nekyla didelių problemų. Ypatingai apie muziką, kas liečia muziką, tai tikrai sutampa. O tarkim, ne muzika, tarkim kažkur važiuojat ir vienas nori ten, kitas ten. Būna taip? Dėl koncertų būna be abejo, kad kai būna pasiūlymai ir mes sprendžiam, ar koncertuosim ten ar ne. Ir mes turim tokią labai principingą Agnę, būtent yra, kuri labai išranki yra koncertam be galo. Dėl to mes mažiau koncertuojam negu kitos grupės. Ir kas laimi, vyriška pusė ar moteriška? Tas pas mus moteris tokias. Tai aplamai kaip grupė leidžiat laisvalaikį kartu? Būna, kad išvažiuojam su dviračiais, pažiūrėjau, su krantas trajau. Ne, iš tiesų dažnai kartu praleidžiam laisvalaikį, šiaip beveik susitikti. Ir neatsibostat vienas kitam? Tikrai atsibostam, tada ir pabūnam jau atskirai. Ne, paskutiniu metu mes kažkaip jau ir atskiriau būnam dažnai, kad... Kai daugiau koncertų vyksta, tai vis tiek atsibostum kažkiek tai. Jo. Tai ar su šeima, ar su kitais draugais, tai vis tiek patostogavome, reikia pailsėti vieni nuo kitų kažkada.
Atsirado daug draugų, priešų. Ta prasme, Priešų mes neturėjom labai daug, mes niekada Dabar neturėjom. nelabai priešų. turim daug. Jo, bet pačia pradžioje be abejo, kad atsirado tokių dirbtinų šypsenų arba ten kažkokių. Susidomėjimas toks. Jo, buvo. Bet labai natūraliai viską priėmėm, nebuvo kažkokio ten farsa, kad kiek draugų. Suvokėm, dėl ko tai vyksta ir panašiai. Esat pakankamai žinomi ir tarkim, jeigu reikėtų pasirinkti muziką ar, ta prasme, populiarumas ar pinigai? Aš sakyčiau kitaip, aš pasirinkčiau muziką. Ne populiarumą ir ne pinigus, o muziką. Jo, būtent. Dėl to dirbam. Nors aš tikiu, kad dabar ateityje, pakol kas mes vis tiek gyvenam dar iš tėvų pinigų ir mums tiek daug nereikia, dėl to mes rečiau koncertuojam, kad mums tų koncertų, pinigų mums labai daug nereikia, mums dar tėvai išlaiko, bet kada ateis tas metas, mums patiems reikės iš savo pinigų gyventi, man atrodo, mes vis tiek pasirinksim pinigus ir teks groti ir mažesnėse koncertuose. ar turit firminį grupės patiekalą? Fakt, kažkas buvo. Darėm kažkada, bet... Ne, obuolių pyragas. Pica mūsų patiekalas. Ai, teisingai, jo. Užsisakinėjom. Šiaip tai. O kas gamina? Ne, mes užsisakinėjom pizzą iš tikrųjų. Negaminat? O kai gaminam, mes niekada negaminam kažkokio, ne? Mes bendrai, mes kartu niekada Kažkaip tai. nesame. Kad mes labai kūdim, mums valgyti nereikia. Jeigu, tarkim, reikėtų pasirinkti, kur gyventi, praeityje ar ateityje, plius minus 1000 metų. Plius į praeitį. Nežinau, dėl to, kad praeitis yra jau ištirta, mes jau galim kalbėti apie ateitį, nieks nežinom. Kas Iš tiesų būtų lengviau būtų gyventi paprasčiausiai. Man irgi atrodo, kad ateityje bus daug. Istorijas. Teisingai. Sang a good song. I heard he had a style, and so I came to see him, to listen for a while. And there he was, this young one, a stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers and singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. I felt all flushed with fever, embarrassed by the crowd. I felt he found my letters and read each one out loud. I prayed that he would finish, but he just kept right on, strumming my pain with his fingers and singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Ar turit kokių fobijų? Ta prasme, bijote nuo aukščio? Oi, bijau varų, bijau tarakonų. Jo, pas mane yra siubinga arachnofobija. Pas mane net... Čia yra fobija, kai bijai vorų. Žodžiu, pas mane buvo toksai, aš gyvenu dabar vienas ir, žodžiu, buvo vonioje toks voras. Nu, ten tas dydis toksai neipatingas, bet jūs matytumėt, koks ten karas vyka, su dušu ir taip visur bėga, tenais veidrodžiais teka vanduo. Ir tik tai matau, jau skęsta tas voras ir taip aš jau į sieną atsiėmęs. O aš ne, kokie tarakonai, aš nebijau tokių. Kokie vonioje nepapasakos. Buvo. Vienas būdvardis apibūdinant asmeniškai save. O, Aš esu naglas, aš nežinau. Kokia dar čia bus? Kaip sunku. Tokia fainė visai, ne, dabar su vienu būdvardžiu reikia visai. sudėtingai.
Pagrindinis. Prašas. Šiaip daugelis sako, kad esu aš asmeniškai esu paslaptinga, bet šiaip aš pati save vertinu, kad esu rami. Aš esu reiklus. Ir labai. Aš turbūt tolerantiškas greičiausiai. Aplinkiniai mane vertina kaip dažnai, kai susipažįstu naujus žmonės, visi galvoja, kad aš keistas turbūt esu. O šiaip save kaip... Pasireiškia. Kom pasireiškia? Mažai kalbu kartais. Kartai keistai elgiuosi, taip toliau. O pats save vertinčiau, nežinau. Norėčiau save vertinti muzikalus, nors nežinau, kiti tai turi vertinti. Man taip pat. Požiūris į narkotikus. Neigiamas. Labai neigiamas. Iš tikrųjų. Bet tarkim būna muzikantai, daug pasiekia ir jie labai nusmunka. Jums Būtent. Ne, aš kaip iš tikrųjų yra jau ne viena tokia buvusi situacija man asmeniškai, kada susidūriau akis į akį su narkotikais, bet visiškai, tu vartok, jeigu tu nori, jeigu tau tai tinka, man nereikia. Tam, kad aš jaučiuosi patogiai kompaniją arba tam, kad aš galėčiau pasirinkti, man to tikrai nereikia. Aš pakankamai sulinksmas žmogus, mes galim prikolintis, aš geriau paimsiu su rūbais po dušo palysiu, negu aš ten, aš niekada gyvenime sakau. Ne, iš tiesų, narkotikai tai yra labai baisus dalykas ir... Ja, tavo mama papasakė. Labai susijęs su narkotikais, ne ta prasme, neblogai, paprasčiausiai. Mano mama dirba su narkotikais ir su žmonėm, kurie vartoja narkotikus. Ir taip, kad man užtenka pamatyti tų žmonių, kurie iš tikrųjų vartoja ir jums, aš manau, bet kokiam jaunuolį pamačius tikrą narkomaną atšoktų visą fantaziją jų pabandyti. Bet dabar pakankamai ir medžiagos yra apie tos narkotikus ir visas neigiamas poveikis, taigi ir laidos galų gale yra televizinės irgi pasižiūri, netgi ir pačiam paskui blogą darosi. Gyvenimo kredo. Aš asmeniškai kredą neturiu, bet aš galvoju taip, kad prieš mirdamas žmogus, nežinau, gal nujuokingai nuskambės, bet iš tikrųjų prieš mirdamas turi pasakyti, kad padarė viską gyvenimą. Dėl to toks gal būtų kredo, kad kiekvieną rytą turi atsikeli ir pasakyti savo, kad šią dieną turi padaryti daugiau negu vakar ir ate. Gal iš tiesų būtų toks, kad daryti tai, kas tau patinka. Ta prasme, kad būtų paprasčiausiai linksma pačiam gyventi. Kuo daugiau dalykų daryti tokių, nuo kurių pačiam malonu yra. O tai be dainavimo, ką jūs dar darot? Dar ir grojam. Ne, iš tikrųjų keliaujam, žvejoja žmonės. Žvejys. Kokia didžiausia pagauta žuvis? Šiaip žveja niekada nereikia klausti tokią klausimą, nes jis visada meluoja. Tai... Nepaslaptis. Jo, tokios akis buvo, sakykim, taip. Be muzikos yra meilė? Yra. Nėra. Myliu. Tai visą laiką meluoja. Be žodžių pabandykite įrodyti savo pavadinimą grupės. Aura, tavo šypseną reikia priartinti ir viskas. Ne, mano šypsenos nereikia priartinti. Visu. Gerai, mes visi. Gatvės kinas. Mes stovime šalia buvusio kino teatro Baltija, tačiau nieko jisai neturi bendro su gatvės kinu. Gatvės kine galite dalyvauti ir jūs, jums tai reikia sugalvoti scenarijų ir suvaidinti. O dabar keletas mūsų filmukų.
Susidomėjote? Rašykite. Kai neturiu ką veikti, mėgstu pasidėti ant molo ir pažiūrėti banguojančią jūrą. Malonu yra sėdėti ant jūros nuskalautų akmenų. Žinau, kur turiu praleisti laisvalaikį. Tai moksleivių techninės kūrybos centras. Tačiau nuo rugsėjo mėnesio jis turės kitą pavadinimą. Tai moksleivių saviraiškos centras. Šiemet čia įstaigai sukanka 35 metai. Mes šiandien praversime šios įstaigos duris ir pavartysime jos istorinį albumą. ...1967 metų sausio mėnesį buvo įkurta jaunųjų technikų stotis ir direktoriumi buvo paskirtas Pijus Ambrazaitis. Pradėjo veikti pirmieji būreliai avia modeliuotojų, kino operatorių, kino demonstruotojų, kino mechanikų. Buvo organizuojamos pirmosios moksleivių foto ir kūrybos darbų parodos. Nuolat buvo keliaujama iš vienų patalpų į kitas, kol pagaliau 1969 metais apsistojama Rumpiškės 33B patalpose, kuriuose prabėgo 17 darbo ir kūrybos metų. ...1986 metais jaunųjų technikų stotis persikėlė į didžiulį 4 aukštų pastatą Strėvos 5, šalia Minijos gatvės, kuriame vyko įtemptas kūrimosi laikotarpis. Jau 15 metų moksleivių techninės kūrybos centro direktoriumi yra Vytautas Krutulis.
Tikiuosi, jums patiko. Susitiksime kitą kartą. Iki pasimatymo. Sudie.